Sveiki, simrėcikų mėgėjai, aš Mindaugas Klumbis ir vėl jums padėsiu stebėti LRC Formulės 1 čempionato įvykius. Pilotai susirinko Italijos Monzos trasoje. Kaip visą laiką pradėsime nuo pradžių, tai yra nuo kvalifikacijos rezultatų. Pole poziciją iškovojo Mindaugas Klumbis, bet jis savanoriškai startuoja iš galo. Tad realioje pole pozicijoje yra Gvidas Ablingis, antras startuos Nerijus Dumčius, trečias Martynas Dalidėnas, ketvirtas Tomas Vilis, penktas Aurimas Zamšickas, kuris dėl baudos gali startuoti 15, šeštas Hubertas Šimkūnas, septintas Modestas Paulauskas, 8 Adomas Minevičius, 9 Vilius Kaukas, po 10 baigė Paulius Variakojis. Taigi lenktynių startas, šviesoforas, 3, 4, 5 raudonos šviesos, jos gęsta ir pilotai juda iš savo vietų. Lyderiai pajuda gan tolygiai, tik vienas Forsenderį išsiskiria iš kitų, jis šauna į priekį kai raketa. Incidentų ilgai laukti neteko. Štai pirmieji posūkiai ir jau dūmų kamuoliai bei avarijos. Martynas Sudunovas pasižymė stabdymo zonoje. Štai viskas matosi kur kas geriau, Sudunovas užmiega stabdymo zonoje, apstumdo kitus pilotus, o Williams bolidas pastumia Paulių Variakoją, kuris į užtasę nusitempė ir valintą tylą. O dabar galėsime viską pamatyti iš labai arti, kaip Martynui sekėsi stabdymo zonoje. Jis stabdo kiek per vėlai palyginus su kitais bolidais, po to dar bando išlaviruoti, grandininė reakcija ir netgi Adomas Minevičius gauna kirsti kampą, nes buvo išstumtas. Antrieji esai pilotams sekėsi kur kas geriau. Čia incidentų visiškai išvengta. Vienas kitas tik pramiega stabdymo zoną bei kiek nukerta posūkį. Askari posūkiuose pirmajame rate labai karšta. Gvidas Ablingis atakuoja Nerijų Dumčių, bet Gvidas užblokuoja visus 4 ratus, vieną laimę, kad suvaldė bolidą, o ataka vis dėlto nepavyko. Rikiuote žemyn pilotai kovoja dar aršiau. Matome Martyno Dalidėno ataką, lenkimas sėkmingas, Justo Šiauliansko prieš Liną Norvaišą, štai dar 3 bolidai. Štai vienas iš Toro Rosso bolidų nesuvaldo, kepšteli kitą bolidą. Ir Martynas Sudunovas jau pasižymė kontaktu, nesuvaldo bolido ir į sieną. Martynui Dalidėnui kol kas sekasi viskas labai gerai. Dabar jo taiklė jau Adomas Minevičius. Pavojingas Martyno bandymas į paraboliką posūkį, viskas sėkmingai ir puiku. Martynas priekyje. Bet lenkiamas paraboliko posūkiai turi ir savo minusų. Adomas iškart puola naudoti vakuuminiu maišu ir nori atsimti savo poziciją. Tai jam beveik ir pavyksta. Bet į stabdymo zonoje tiesiog nukerta Modestas Paulauskas ir nemažai apgadina jo bolidą. Pirmieji ratai žinoma pilni įvykių. Aurimas Zamšicko manevras prieš Justą Vaitiekūną. Aurimas užsiima vidų ir aplenkia Justą. O štai iš gal atvažiavęs Valentas Tyla pasižymė ne iš gerosios pusės. Jis stumteli Justą ir apsuka jį. Bet Aurimo teigiamas emocijos labai greit pasibaigė. Ir tame pačiame rate Lesbos antrajame posūkyje išvažiuoja kiek per plačiai, per anksti spustelį akceleratorių ir nusilaužė priekinį sparną. Antrasis ratas buvo pražūtingas Nerijui bei Gvidui. Štai Gvidas vėl nesusitvarko su stabdžiais, užblokuoja ratus bei pasiunčia parvėti šieno Nerijui. Nerijus tikriausiai buvo įsiutęs po šio incidento. Šios lenktynėse Askari posūkiai pasiglemžė ne vieną auką. Štai ir Hubertas Šimkūnas pabendravo su kerbais, pameta bolido galą ir trenkėsi į sieną. Viena laimė, kad kiti sugebėjo išvengti kontaktų ir pats Hubertas pasitraukė užtrasę. Modestas Paulauskas labai ryžtingas šiose lenktynėse, nors ir įsivėlė į vieną kitą incidentą, bet trasos pozicija labai gera. Dabar jis susiduroja su Justu Šiauliansku paraboliko posūkyje. Dabar stebime įvykius iš Nerijus Dumčiaus bolido. Tai Gvidas Ablingis vėl užblokuoja ratus ir tiesiog net žodžiu prasme nuneša Martyną Dalidėną. Kai paaiškėjo po lenktynių, Gvido Ablingio bolide netikėtai buvo išjungtos kai kurios stabdymo pagalbos. Dabar stebime net 5 bolidų kovą. Kol veiksmas vyksta tiesiogiai viskas gerai, bet atvykus į stabdymo zoną, abu Toro Rosso bolidai, Ridikas ir Aniūnas, kerta posūkį, nuo jo neatsilieka ir Valentas Tyla. O štai Justas Šiaulianskas paskui kepšteli Andrių Ridiką ir jis skrenda į užtrasę. Atvažiavus į antrosiuose susidaro gan nemažas traukinukas, kuriam vadovauja Martynas Dalidėnas. O štai ir Valentas Tylos lenkimas prieš Justą Šiaulianską. Lenkimas, sakyčiau, gan pavojingas ir nepaskaičiuotas. Po keletos posūkių koncentracijos neišlaiko Justas Šiaulianskas. Jis Lesbos posūkius slysteli, o po to dar į sieną nusineša ir Paulių Variakojį. Štai dabar matome epizodą, kuris po to laukia net revanšo. Tomas Aniūnas atakuoja Martyną Dalidėną. Prieš Askari posūkius Tomas kiek kepšteli Martyną Dalidėną. Jis kabina žolės ir to užtenka, kad Martynas praras kontrolę ir išvažiuotų per plačiai. O po to Tomas be jokio sąžinės grūžties, turėdamas geresnį išvažiavimą, aplenkė Martyną. O dabar matome įvykius keliasdešimt metrų į priekį. Nerijus Dumčius po susidūrimo su Gvidu Ablingiu bando atgauti savo turėtas pozicijas. Dabar jo taiklė Linas Norvaišas. Parabolikos posūkyje Nerijui pavyksta įsilaikyti išorėje, bet Linas nenori pasiduoti ir paskui tiesiojoje stengiasi nuoti vakuuminiu maišu. O iš toli atliekęs Tomas Aniūnas lenda tarp abiejų pilotų ir stabdymo zonoje stabdo kiek vėliau ir sugeba atimti net 2 pozicijas, bet išvažiavime iš antrųjų esų Tomas nesusivaldo ir Nerijus vis dėlto iš šios situacijos gauna maksimumą. Vyrukai kovoja ir toliau, viską stebime iš Martyno Dalidėno bolido. Nes Norvaišas stabdo ant tiek vėliau, kad sugeba netgi įlysti prieš Tomą Aniūną. Tomas tikriausiai nesitikėjo šitokio manevro ir liko nustebęs.
O štai žadėtasis revanšas. Martynas Dailidėnas stabdo kiek vėliau ir to užtenka, kad Tomas ir Linas skristų į užtasį. Paieškoti grybų tikriausiai. Tomas neliko sužavėtas tokiu manevru. 5 ratas ir Nerijus Dumčius bando atsikeršti savo skrodikui Gvido Blingui. Gvidas per daug ir nesipriešina, tikriausiai jaučia šiokią tokią kaltę. Klasikinis lenkimas vidinė posūkio dalimi. 5 rate ir Mindaugas Klumbis pradėjo atakuoti varžovus. Šito taiklėje Linas Norvišas. Mindaugas stabdymo zonoje netgi kliudo žolės, bet pilotui pavyksta įsilaikyti trasoje. Po to Linas kiek geriau įveikė Askarį posūkius, dėl ko turi geresnį išvažiavimą ir tiesioje kiek išsiveržė į priekį, bet Mindaugas laiko vidinę posūkio dalį ir parabolikoje atima poziciją iš Lino. O štai viena iš būdingiausių klaidų pirmosios sesuose. Mus moko Paulius Varekojus, kiek per daug stabdžių ir bolidas sukasi aplink savo ašį. Nerijus Dumčius ir toliau kopia aukštyn. Modestas Paulauskas, matydamas artėjant Nerijui, tikriausiai nesusitvarkė su nervais, dėl ko slystelė Askarį posūkį išvažiavime ir tuo iškart sunkiai pasinaudoja Nerijus. Vienas lengvesnių Mindaugo Klumbio lenkimo manevrų. Jis pasinaudoja Martyno vakuminiu maišu ir po to jam telieka taisyklingai stabdyti ir aplenkti. 7 rate užvirė puikiai kova tarp Justo Vaitekūno ir Lino Norvišos. Kaip matome, Linas netgi kiek stumia Justą iš trasos, bet vietos šiaip taip užtenka ir puikus Justo manevras. Bet Justas ilgai neužsibuvo Lino poziciją. Jau sekančius sesuose, nors ir būdamas išorėje, Linas atsijama savo prieš tai turėtą poziciją. Kova vyksta ir toliau. Linas gal kiek per vėlai stabdo, dėl ko išslysta giliai į posūkį. O Justas puola iš karto naudotis ir atima poziciją. Bet žinoma, viskas nėra baigta. Atvažiavusi pirmosius sesus, pilotai tebe kovoja toliau. Bet iš jų išvažiuojant įvyksta neregėta žaidimo klaida ir Justas tiesiog pašoka į orą. 8 rate užvirė labai graži kova tarp Gvido Blingio ir Modesto Paulausko. Gvido ataka, bet Modestas sugeba atsilaikyti pirmosius sesuose. Taip pat gerai sekėsi jam ir antrosiuose. Gvidas atakuoja, bet Modestas šiaip taip atsilaiko. Atvažiavus į Askarį posūkius, atrodo, kad Gvidas vėl lyg ir priekyje, bet Modestas mistišku būdu sugeba išlaikyti bolidą vieną šalia kito, o išvažiuojant iš Askarį posūkių Gvidas slysteli, o iš galo važiuojantis Mindaugas Klumbis jam galutinai padeda apsisukti. Apmaudu. Po incidento Mindaugas gal kiek pasimetęs, o tuo iš karto puola naudotis Martynas Dailidėnas. Jis į pirmosius sesus atvažiuoja kaip garvežys, o Mindaugas atrodo lyg pasitrauktų jam iš kelio. Bet Martynas nesugeba išlaikyti pozicijos labai ilgai. Jau į antrosius sesus Mindaugas atsiema savo prieš tai turėtą poziciją. Mindaugui ir toliau sekasi viskas labai gerai. Dabar jis atakuoja Modestą Paulauską, kuris per daug ir nesipriešina, bei atiduoda poziciją. Antrajame 10-tuke taipogi vyksta kovos. Dviejų Andrių dvikova. Andrius Ridikas prieš Andrių Varenių. Ridikas pračiuožia stabdymo tašką ir laimi poziciją, bet jisai ją atiduoda. Tad varžovas neturi priekaištų. O dabar pirmųjų sustojimų vaizdai. Viskas stebimi iš Nerijus Dumčiaus bolido. Matome, jis grįžta iš boksų, o pro šalį prašylpė Mindaugas Klumbis ir atima jų trečią poziciją. 15 rate vėl gintis tenka Modestui Paulauskui. Dabar jo pozicija jau tęsinasi Martynas Dailidėnas, kuris lenda į vidų antros sesuose, bet lenkimas nepavyksta, Modestas stabdo kiek vėliau. Martynas ir Ilezmos bando stipriai atakuoti Modestą, bet šios atakos atsisuko prieš patį jį. Jis iš pirmo Ilezmo išvažiuoja kiek per aštriai, dėl to pameta galą ir trenkiasi į sieną. Labai kieta kova tarp šių dviejų vyrų, Lino Norvišo ir Huberto Šimkūno. Linas tiesiog net žodžiai prasme bando išstumti Hubertą iš trasos, bet jiems pavyksta šiaip taip įveikti Askarį posūkius. O atvažiavus į paraboliką, Hubertas įsiveržė į priekį, bet žinoma tiesioji ilga ir Linas pasinaudoja savo maišu atsiema savo prieš tai turėtą poziciją. Sekantis ratas vėl parabolika ir Linas padaro mažą klaidelę stabdymo zonoje ir išvažiuoja labai plačiai, o Hubertas laimi poziciją ir iškart neria į boksus. Grįžtame jau prie anksčiau kovojusių Martyno bei Modesto. Martynui nepavyko atitrūkti ir dabar jau Modestas atakuoja Martyną. Matome puikus lenkimo manevras į Askarį posūkius. Žinoma, Dailidėnas iš karto bando atsigriebti ir jau į paraboliką posūkį bando išsiimti vidinę posūkio dalį, bet Modestui pavyksta puikiai skružiuoti trajektorijas ir jis išlaiko poziciją. O toliau seka ilgoji tiesioji ir Martynas vėl bando naudoti vakuminiu maišu ir lenda į vidinę posūkio dalį. Atrodo, kad viskas pavyko ir Martynas įsiveržė į priekį. Praėjus vos keliams ratams, Modestas vėl bando atakuoti Martyną. Vėl parabolikos posūkis. Nors Martynas jis sugeba išsilaikyti ir aplenkia Martyną. Bet vėl ilgoji tiesioji. Martynas pasinaudojęs vakuminiu maišu vėl išsiveržė į priekį. Modestas dar bando oportunistinį sugrįžimą atgal, bet stabdo per stipriai, per vėlai ir dėl to pusiau apsisuka ir Martynas vis dėlto laimi poziciją. 21 ratas, o tai reiškia, kad lygiai tiek ratų prireikė Mindaugui Klumbui, kad prisivytų pirmaujantį pilotą, kuris tuo metu buvo Tomas Vilis. Matome lenkimas į antrosius sesus, o Tomas praradęs poziciją ir slysteli, bei praranda brangaus laiko. 21 ratas Tomui Viliui lyg užkeiktas, štai jis atvažiuoja į Askarį posūkis, o iš galo atsilikęs ratu Andrius Varenius tiesiog jį nuskina nesuvaldęs bolido. Tomas buvo įsiutęs po šio incidento, o štai dar ir Nerijus Dumčius prašvilpė pro jį.
Grįžtame prie 2M dvikovos Martyno ir Modesto. Modestas vėl bando atakuoti Martyną. Šį kartą nepasisekė Martynui, nes jis išvažiuodamas iš pirmųjų esų per daug akceleratoriaus paduoda ir sukasi. Modestas nuvažiuoja į priekį. Dabar matome šią apžvalgą nedaug matytą Adomą Minevičių, kuris pasirinko įspūdingą vieno sustojimo taktiką. Kovoja su Linu Norvaišu, kiek per vėlai stabdo į paraboliką ir praranda brangias sekundės dėl žolę. Labai gaila. Ir dabar galime pasigražyti Justo Vaitekūno banzai manevru. Jis atvažiuoja labai iš toli, stabdo vėlai ir nukerta Valentą Tylą. Valentas tikriausiai net nemastė, kad kas nors gali taip užklupti jį iš už nugaros. Kitas Force India pilotas Hubertas Šimkūnas rezga taką prieš Paulių Variakojį. Bet Hubertas pramiega stabdymo tašką, dėl ko kerta į visą pirmą jesą. Bet jis sąžiningas ir gražina poziciją Pauliui. O iš nugaros važiavęs Vilius Kaukas iškart skubo to pasinaudoti. Jis lenda vaikiminį maišą ir į antruosius užsima vidų bei aplenkė Hubertą. Hubertui gryna nelaimė. Norėjo aplenkti, o prarado dar vieną poziciją. 33 ratas ir Adomą Minevičių važiuojantį vienu sustojimu pasivijo jo komandos draugas Nerijus Dumčius važiuojantis dviem. Atvažiuoja pilotai į parabolikos posūkį. Tai tikriausiai Adomas net norėjo praleisti savo komandos draugą, bet įvyksta labai apmaudus kontaktas. Pilotai susiliečia ir to užtenka, kad Adomas suktųsi. O iš galo važiuojantis Tomas spėjo sureaguoti ir dar kiek kliudo Adomą. Adomui tai tikra katastrofa. Jau keliamės į paskutinį lenktynių ratą. Štai Vilius Kaukas bando atimti 6 poziciją iš Martyno Dailidėno, kuris kovoja su Siduliusium Padagumi. Nors Martynui kol kas sekasi gintis, bet iš Askarių posūkį daug geresnį išvažiavimą turi Vilius ir jis atima poziciją. Na ir viską žinoma užbaigė finišas, o finišo liniją pirmas kerta Mindaugas Klumbis. Antras finišuoja Nerijus Dumčius, o jam įkandin seka Tomas Vilis. Šie abu pilotai turėjo nemažų problemų šiose lenktynėse. Na, po lenktynių galime trumpai apžvelgti asmeninę įskaitą. Pirmauja Mindaugas Klumbis, antroje pozicijoje Tomas Vilis, trečias Egidijus Masalskis, ketvirtas Adomas Minevičius, penktas Mantvydas Riauka, šeštas Nerijus Dumčius, septintas Vilius Kaukas, o aštuntas Benedikas Sinkevičius. Komandinę įskaitą susipažinkite patys. Tikiuosi šios 12 minučių jums neprailgo ir iki susigirdėjimo kitose apžvalgose. Šią apžvalgą jums parengė Mindaugas Klumbis.